Lapkričio 18. Viešpaties angelas stovyklauja aplink tuos, kurie jo bijo ir juos išgelbsti. Psalmių 34 skyrius 7 eilutė. Kaip sustiprina krikščionio pasitikėjimą suvokimas, jog nors ir gali jam priešinti žemiškos jėgos, ir pats gali būti nepajėgus atremti savo priešų, ir prie viso to dar gali patvirtinti, kad ne vien kovoja su savo kūnu ir krauju, bet kovoja taip pat ir su piktomis dvasiomis, kurios yra aukštai prieš šėtoną ir jo tamsybės tarnus, tačiau žino, kad didesnis yra tas, kuris yra mūsų pusėje, nei visi tie, kurie yra prieš mus, ir kad visi dangiški pulkai pildo Dievo valios nurodymus, ir gali būti panaudoti, norint pastumėti į priekį Dievo reikalus pagal dievišką išmintį. Mūsų viešpats Jėzus yra ypatingas Dievo pasiuntinys, ir šioje eilutėje yra pavadintas viešpaties angelu. Tie, kurie bijo viešpaties, yra jo šventieji, o jų baimė Jehovai reiškia pagarbą jam. Jie yra ypatingi šėtono taikiniai, kuris panaudodamas jų kūnus ir pasaulį stengiasi sugundyti juos nuodėmei, klaidai, savanaudiškumui ir pasaulietiškumui. Jie būtų bejėgiai atsispirti jo apgaulėms, jeigu pats viešpats Jėzus nestovyklautų aplink juos su savo stipria gynyba, atremdamas priešininko ataką savo gale, žodžiu ir apvaizda, kurių dėka išlaisvina šventuosius. Kad galėtume patirti tokį išlaisvinimą, reikia pasinaudoti jo apsaugą ir bendradarbiauti su juo, atremiant šėtono puolimus. Tokiu būdu šventieji turi dalį kartu su Jėzumi dalyvauti pergalėje po pergalės, šiame šventajame kare, kovojant Dievo pusėje. Klausimai: kokius išlaisvinimus patyriau šią savaitę? Kokias sąlygas įvykdžiau, kad juos patirčiau? Kaip jaučiausi išsilaisvinęs? Viešpaties angelas stovyklauja aplink tuos, kurie jo bijo ir juos išgelbsti. Psalmių 34 skyrius 7 eilutė.